Labą vakarą, brangus bičiuliai. Labai malonu jūs visus matyti čia. Labai dėkoju, kad atėjote, susirinkote kartu su mumis pasidžiaugti, kartu pašvęsti. Labai labai dėkui ir tikrai linkiu mums visiems tokios smagaus, ramaus, šilto vakaro. Turiu omeny, kad už lango pas mus tokia graži lietuviška žiema. Perduodu žodį Ingridai. Ačiū. Prisėsti. Sveiki, labas vakaras, mano vardas Ingrida, aš esu Linos Rudaitienės dukra. Mes toks tandemas, bendradarbiavimo. Labai gera matyti tiek pažįstamų veidų, besišypsančių, tikrai atrodo tokia labai šeimos atmosfera. Tikiuosi įsitaisite patogiai, jaučiatės gerai, kad ir už lango gal ne taip gražu, bet šiandien bus labai gražu. Aš manau, kad kiekviena knyga naujai išleista ir ypač tokio mokomojo pobūdžio yra tikra šventė. Tad linkiu šiandieną turėti didelę šventę, pasidžiaugti vieni kitais ir tebūnie knygos istorija atsiverčia mums kiekvienam ten, kur labiausiai reikia šiuo metu. Tomis temomis, kurios mums labiausiai dabar skamba. Trumpa informacija dar techninė. Po renginio, kuris truks apie valandą 45 minutės, pasikalbėsime. Bus galima įsigyti knygų ir, aišku, autorės autografą. Ir taip pat kviečiu pasidairyti į galeriją, štai ten ir šitoje pusėje, taip pat matote už kėdžių ir už arfos. Tai yra tiesiogiai susiję viskas su knyga, tai buvo knygos inspiracijos pagal knygos tematiką piešta. Šitoje pusėje, toje pusėje tiesiog buvo daugybė panaudotų kūrinių iliustravimui. Autorė esu aš. Ir svarbiausias dalykas, jeigu jūs norėtumėte įsigyti, jos galima įsigyti, tai paremiant sąmoningo kvėpavimo spalvos knygos vertimą į anglų kalbą. Taigi, kodėl šiandien, kodėl būtent šiuo laikotarpiu, dabar 2023 metais lapkričio mėnesį šitą knygą išėjo? Prieš atsakant, noriu pasakyti, kad mes klausimų nerepetavom, nesvarbu, kad mes mama ir dukra. Mes nerepetavom ir tikrai nesusitarusios klausimų atsakymų. Tai čia gali būti ekspromtas įvairių klausimų, tad turėtų būti natūraliai viskas. Tai prašau. Koks klausimas? Kodėl dabar? Kodėl dabar? Taip, ko gero, knyga brendo pakankamai ilgai, bet tiesiog kažkaip tai turbūt po to didžiulio viso žmonijos supurtimo, ar ne, bet pandemijos, labiau išryškėjo aktualija, kad žmonės galėtų pasiekti pakankamai tinkamą medžiagą kvėpavimo, kad kuo daugiau žmonių tai pasiektų. Paskutiniu metu tikrai daug kas klausinėjo, kaip galima toliau tęsti ir pagilinti žinias kvėpavime. Tai yra tiesiog žmonės skatino klausė, kokios turite medžiagos, kur būtų galima paskaityti, kur būtų galima dar labiau pasigilinti. Tai vat, ir tiesiog žmonės patys, kaip aš vadinu, mano kvėpuoklį ir paskatino galų gale pabaigti rašyti. Kiek laiko rašei šitą knygą? Galų gale pabaigti, pasakei. Kiek laiko buvo rašoma, nes tavo patirtis kvėpavime yra daugiau negu 20 metų, daugybė žmonių kvėpuoklių, tas gražus žodis, kiek laiko rašei? Tai va, pirmos mintys apie knygą pagal mane 2013 metais buvo atėję. Pradėjau dėlioti savo tą planelį, bet paskui kažkaip natūraliai atsidėjo. Ne, pajutau dar ne metas, būna, žinot, natūraliai. Ir vat jau pradėjau iš tiesų klotis į, kaip sakoma, sakinius, skyrius, idėją, faktiškai kokie 5 metai. Pakankamai, ne? Bet pradžioje buvo vienas planas labai konkretus, kas yra praėjęs, sakykime,
pas mane ta 12 užsiėmimų pradžiamokslį sąmoningo kvėpavimo, kurį dabar vadinu prigimtiniu kvėpavimu. Tai va 12 temų ir aš turėjau tokį planelį būtent taip ir sudėlioti knygoje viską. Grinai kaip mokama medžiaga, kas be ko. Bet galų gale paskui jį pradėjo transformuotis. Ir kas jau skaitėt, žinau, kad jau tokių yra, kažkas įpusėjęs ir daugiau perskaitęs, tai iš tiesų pagrindinės temos išliko svarbiausias, kurios man atrodė svarbiausias, bet vis dėlto kai kas pasikeitė, kažkur akcentai, vat, naujai laikmečiais, ar ne, vat, įtakojant, šiek tiek kai kurie akcentai pakito. Tai galima sakyti, kad įsivaizdavai tokį skaitytoją, kuris galėtų praeiti 12 ciklų prigimtinį kvėpavimą. Taip. Apie tokį skaitytoją ir galvoji rašydama knygą. Taip, pradžioje. Nes iš tiesų tai yra pradžiamokslis. Iš tiesų tie, kurie jau daug metų dirba su sąmoningu kvėpavimu, galbūt kažko labai naujo ten ir neatras. Bet kaip dažnai žmonės sako, pasikartojimas irgi yra naudingas. Iš esmės. Ir plius, kaip ir minėjau, kad nebūtų nuobodu skaityti netgi patyrusiems kvėpavimą. Todėl aš pridėjau tokių įdomybių. Galima plačiau? Kas tas įdomybės? Pavyzdžiui, tai, ko pradžioje planuojant knygą tikrai neplanavau, tai yra po kai kurių temų, netgi po keletą pavyzdžių kvėpavimo. Tai yra tokių kaip ir mažyčių, atskirai netgi kitų šriftų, pažymėtų pavyzdžių, kaip būtų galima nerti, paskaičius šitą gabaliuką informacijos, nerti kvėpavimą savarankiškai, prigimtinį kvėpavimą, kitokias temas. Tai yra atsirado tai, ko anksčiau nebuvo, neplanavau. O kodėl vis dėlto čia toks svarbus klausimas, tau reikėjo parašyti knygą, ne? O kodėl žmonėms reikia ją paskaityti? Taip, labai geras klausimas. Aš kalbėjau, kad netgi jau patyrusiems kvėpuotojams gali būti įdomu atrasti naują požiūrio kampą, naują pateikimo formą. Ar ne, bet tai yra, aš manau, pažinimų nėra ribų. Todėl vis dėlto verta skaityti ir ką galima būtų atrasti. Atrasti vienas dalykas, tai, ką galbūt žinojau, bet jau primiršau. Manau, kad tai yra taip pat svarbu. Kitas dalykas, atrasti galbūt šiek tiek kūrybišką sprendimą šitoje knygoje, nes joje atsispindi prigimtinis kvėpavimas, sąmoningas kvėpavimas, atitinkamai energetinis ir netgi dvasinis kvėpavimas. Tai yra visi gana skirtingi lygiai atsispindi šioje knygoje. Aišku, tie gilesni lygiai gal ne taip labai stipriai, labai plačiai, bet vis dėlto tai yra tai, kas gali sudominti, manau, bet kurį žmogų, kaip gali kvėpavimas padėti pažinti save, pažinti kitus atitinkamai, suprasti save, vardan ko aš gyvenu, ką aš darau šiame gyvenime, netgi galbūt naujai pažvelgti į savo gyvenimą kaip į sielos misiją. Ir ką tik ir paminėjau vieną žodį, mano vienas iš tikslų ir buvo padėti žmonėms bent jau susimastyti apie sielą. Atrasti, kad, užtenka bėgti, bet šiek tiek spėjom pakalbėti su kai kuriais svečiais šio vakarą, kad, toks bėgimas, toks skubėjimas, iš tiesų yra būtina sustoti, pabūti su savimi, išgirsti save, dažnai savo sielą, ne tik žinia, bet vis dėlto tam reikia sustoti. O kvėpavimas tam yra puikus įrankis, puikia priežastis sustoti ir pabūti su savimi. Mes irgi kalbėjomės dar apie knygą, aišku, daugybę kartų. Minėjus, kad rašysi knygą kuo paprasčiau. Ir iš tiesų dabar tos temos minimos ir sielos, ir dvasios. Galbūt nesusidūrint savam žmogui būtų per sudėtingos temos. Gal ir ne, gal viskas ir paprasta, gerai. Bet turbūt pirmiausia reikia akcentuoti sąmoningą kvėpavimą, ar ne? Ar pavyko išlaikyti tą paprastumo, tą gairę knygoje? Ar kaip tau atrodo pačiai?
Manau, kad taip. Aš ir būtent orientavausi į žmogų, kuris, pavyzdžiui, orientavausi nuoširdžiai, sakau, kad aš manau ir patyrę kvėpuoklį gali daug rasti įdomių dalykų, bet visgi orientavausi rašant į žmogų, kuris galbūt pirmąsyk apskritai atsivertė šitą knygą, prisilies prie informacijos apie kvėpavimą. Ir buvo tikslas parašyti taip, kad, sužadinti jame norą pabandyti. Bent jau pabandyti, jeigu niekada to nėra daręs. Bet tam ir yra tos įvairios temos. Vienam labiau rūpi savijauta gera, kitam galbūt ta pati realizacijos tema, ar ne, padėti kitiem žmonėm, kitiem filosofiniai dalykai netgi labai rūpi. O kam aš gyvenu, ką aš čia darau šiame pasaulyje. Taip kad, manau, kad taip, manau, kiekvienam tai bus įdomi. Ačiū. Kiekvienas kažką turėtų rasti savo įdomaus, taip? O kokia vis dėlto yra irgi svarbus turbūt klausimas, gal ne viena žinutė, gal daugiau, bet turbūt vis tiek knyga neša kažkokį fundamentą savyje pagrindinį, ar ne? Ir ką svarbiausio norėjai išreikšti šią knygą pasakyti. Ne tik, kad kažką surastų žmogus, žinoma, kiekvienas ten suras kažką, bet būtent tavo pačios idėja šitos knygos. Kas yra svarbiausia? Kokia žinia svarbiausia? Na, kadangi minėjau, kad tai yra labiau skirta naujokams, dar neturintiems galbūt patirties tos gelmės, į kurią gali atvesti sąmoningas kvėpavimas, tai visų pirma žinia apie tai, kad mes galime su visko susitvarkyti. Kad jeigu mes susidurėm su kažko gyvenime, tai neatsitiktinumas, vadinasi, mane gyvenimas į tai atvedė, galbūt mane siela į tai atvedė, žodžiu, visgi atvedė neatsitiktinai. Ir būtent, jeigu aš mokausi sąmoningai kvėpuoti, mokausi valdyti savo dėmesį, savo reakcijas, mokausi pažvelgti vis giliau į viską, kas vyksta su manimi, manyje, aplink mane, vadinasi, aš einu gilyn į savo gyvenimą, į jo prasmę, į jo turinį ir aš mokausi savo gyvenime veikti, kurti savarankiškai, savo jėgomis. Iš tiesų, man atrodo, tai yra svarbiausia. Gebėti, išmokti, eiti per gyvenimą, sakykime paprastai, savo kojomis. Savo kojomis, tai yra savarankiškai. Vis labiau pasitikėti savimi, pažinti savo gebėjimus, pažinti savo silpnybės, nebijoti jų, nevengti, neneigti, o dirbti su jomis. Kas jų neturi? Mes visi esam skirtingi ir mes tikrai turime su kuo darbuoti savyje. Ir nereikia to gėdytis savo silpnybę. Kaip tik, kai žmogus pripažįsta, kad turi kažkame tai silpnybę, jis gali su to dirbti, mokytis. Ir visą gyvenimą mokytis, beje. Aš turėjus ir su vaikais yra tekę dirbti, ir su jaunimu. Bet man labiausiai įkvepiantis buvo patyrimai, kai tekdavo mokyti kvėpavimo žmonės, kurie jau nugyvenę pakankamai gražų pilnatvišką gyvenimą, senjorai virš 70 metų. Ateidavo, kiekvieną žodį užsirašydavo, kad niek aš mane pamiršta, žinai, sako, jau atmintis ne ta. Įsivaizduojate? Ir sako, palaukit, lėčiau, aš čia nespėjau užsirašyti. Va, kas įkvėpia, kai žmogus atrodo jau visą gyvenimą, ko ne, mes taip manom, dažnai nugyvenom. Ir visgi mato, kad yra ko mokytis ir yra ką savyje pakeisti. Ir, pavyzdžiui, paleisti skausmą, įtampą, kuri sukurva per gyvenimą, sąmoningai kvėpuojant. Mane tai labai įkvėpė. Ačiū. O kuom sąmoningas kvėpavimas yra geresnis, pavyzdžiui, už kitas praktikas, už jogą? Gal čia labai negražiai klausiu, bet vis tiek tu esi šio dalyko specialistė. Nes tu esi ir jogos, ir cigūnų, ir labai daug, aš tikrai nevardinsiu, čia turiu sąrašą, bet net galvoju, nereikia. Ajurveda, cigūnas, saurasoma, aromaterapija, feng shui, masažai, reiki, joga, žodžiu, psichologija ir visko labai dar daug. Aš net neatsimenu to sąrašo, nors mano mama. Tai kodėl sąmoningas kvėpavimas pirmoji vietoj ir tiek daug metų jis išliko nuo tada, kai jis atsirado? Irgi, ko gero, labai svarbus klausimas. Dėkui. Nes manęs ir mano kvėpuokliai to klausė. Kodėl, pavyzdžiui, jogos nemokote dar kažko, tai tarkim, to pačio reiki ar masažo.
Tai yra mano kelias. Aš atradau tai, aš labai tikrai daug ko galbūt ir galėčiau mokyti ir kažką tai vesti, bet man svarbiausia buvo ne šiaip sąmoningas kvėpavimas, o tai, kad jisai visų pirma iš tiesų yra labai veiksmingas. Jeigu žmogus tai daro, tai yra veiksminga. Ir manau, čia dauguma jau yra susirinkę būtent žmonių, kurie kvėpuoja, kvėpavo ir daugiau ar mažiau, bet akivaizdžiai pajutote, kad tai yra veiksminga. Kitas dalykas yra žmonių, kurie nemėgsta sportuoti. Ir aš taip, yra normalu. Yra žmonių, kuriem joga nepatinka, kažkam bėgioti nepatinka. Mes skirtingi esame. Tai yra normalu. Ir kvėpavimas to yra išskirtinis, kad iš tiesų tai yra labai paprasta. Labai komfortabiliai galima tai daryti bet kurioje vietoje, bet kuriomis aplinkybėmis, einant pasivaikščioti, netgi ir bėgiojant, beje. Pas man yra buvę ne vienas žmogus, kurie mėgsta bėgioti, kaip tik, pavyzdžiui, 5-10 km dėl geros kondicijos. Tai įsivaizduokite, pasakius, kad jūs pabandykite pakvėpuoti sąmoningai bėgiojant. Ir pabandžius, jie patvirtino, kad iš tiesų tai vyksta lengviau. Sportuoti yra lengviau sąmoningai kvėpuojant. Mes ar taip kvėpuojame, teisingai, bet sąmoningai. Tai vat esminis momentas, kad yra žmonių, kurie kartais netgi nelabai apskritai daugiau ką kito gali daryti. Ne tik, kad nemėgsta, bet negali. Ir amžiaus, ir interesų, ir fizinių galimybių, kaip sakoma, įvairovė. Šiuo atveju kvėpuojant, kol mes gyvename, mes kvėpuojame. Mes nuo pat gimimo iki pat gyvenimo pabaigos visada kvėpuosim. Dieną, naktį. Tai yra pats paprasčiausias įrankis, kuris gali padėti bet kuriam žmogui, jeigu jisai turi bent elementarias žinias, sąmoningą kvėpavimą, elementarias. Gali savo padėti, susidarė kažkokia įtampa vidinė, pakvėpuoja keletą minučių, paleidžia. Kažkas pargrįžo iš mokyklos vaikas susijaudinęs, ar ne? Mamytė, ne tik, kad ten nusiramink, pati pradeda kvėpuoti, vaikas nusiramina. Nes kvėpuoja mama, jinai yra rami, ji padeda vaikui nusiraminti. Paprasti dalykai, bet tai veikia ir jūs visi tikrai kvėpavote, jūs nepastebėjote. Tai man patinka dėl to, kad tai yra labai plačiai įvairiai pritaikoma, bet kurioje vietoje, bet kuriomis aplinkybėmis. Ir netgi jeigu yra labai gerai, beje. Karts nuo karto tenka priminti, brangieji, ne tik kaip blogai reikia kvėpuoti, ne kad paleisti įtampą, pavyzdžiui. Kai labai gerai, verta taipogi kvėpuoti, nes tai dar labiau pakilėja ir mes patiriam, kas yra dar geriau. Tai vat linkiu neapsiriboti jau tuo, kas patirta ir pažinta ir pasiekta, o vis dėlto plėtoti savo pažinimo tą ratą ir kvėpavimas, mano akimis, yra neišsenkanti tam galimybė. O vis dėlto kartais atrodo, ne tik to reikia, kad žinoti apie kvėpavimą, kaip sakai, apie paprastą jo techniką, bet ir kantrybės, ne? Kodėl mes pamirštam, gerai, čia dabar ne apie kantrybę, bet čia tiesiog mano mintis tokia buvo, o apie kitą dalyką. Kodėl mes nekvėpuojam sąmoningai, kodėl mes kvėpuojam netaisyklingai, nes žinia, dauguma atėjusių pas tave pasikeičia kvėpavimas, ar ne, iš krūtinės į pilvą ir taip toliau. Kodėl mes pradedam kvėpuoti netaisyklingai ir kas apskritai tik vaikai moka taisyklingai kvėpuoti, kūdikiai? Kodėl taip įvyksta? Taip, žinia, gyvenimas toks, kad mums tiesiog sprintą gerą turi, tenka bėgti dienos, mėnesių, metų. Taip, iš tiesų vaikai kvėpuoja, pamenat, prigimtinis kvėpavimas, jisai yra toks, kokiu mes ir mokomės, nuo ko pradėti, ar ne? Kokiu mes kvėpavome visi ką tik gimę, pirmaisiais savo gyvenimo metais, ne tik mėnesiais, metais, 4-5, kaip kas. Tikrai to yra nuostabu, kad mes grįždami, bandydami sugrąžinti savo kasdienybę, būtent prigimtinį kvėpavimą, galime labai paprastai tą padaryti, prisimenant, ką reiškia būti vaiku. Bet vis dėlto taip, vaikutis ne tik auga, jis susiduria su įvairiom įtampom. Mes puikiai tą žinom, ar ne? Bet ypač kas augina vaikus, galbūt aš neprisimenu, kokios buvo mano vaikystėje įtampos, bet auginant vaikus mes tikrai tai matom, kiek vis dėlto tai daro didelį įtaką. Ir atitinkamai jau mokykloje, jau ir tėvai, ir mokytojai pamato, kad vaikas, vos ne įtampų geras toksai maišas ir nevaikščiojantis. Jau mokykloje, ką tik kalbėti apie dar vėlesnius laikus, kaip sako, suaugusio žmogaus. Tai vat,
čia ir yra esmė, kad deja įtampos kaupiasi kasdieną ir deja mūsų daug ko moko mokykloje, aukštosiuose. Darbe naujam, tai mes vėl mokomės kažko. Bet va tokių dalykų elementarių deja kažkodėl nemoko. Ir susigrąžinti kvėpavimą galima labai paprastai, bet vien dėl to, kad yra daug sukaupta įtampa, kvėpavimas palaipsniui išsikraipo. Na, dauguma jūs tą žinote, tai ar ne? Tai šiuo atveju esmė yra tame, kad pavyzdys, kai man teko, minėjau, kad vaikus mokyti kvėpavimo dėl įvairių aplinkybių, buvo įvairios aplinkybės, kai mamos paprašydavo. Aš žinau, kad tai yra labai lengva. Kuo vaikas mažesnis išmokomas, aš to mama skatinu. Mokykite savo vaikus sąmoningo kvėpavimo labai paprastai, nes jie dar nėra tiek daug sukaupę įtampų ir jeigu mums reikia, pavyzdžiui, kelių kvėpavimų, 3, 5, kam nors dar daugiau, kad iš tiesų išmokti atsipalaiduoti ir paleisti įtampas ir jaustis jau nuolatos gerai, tai vaikučiui užtenka kelių kvėpavimų po 15-20 minučių ir jis jau yra visiškai kitos būsenos. Visiškai kitaip jaučiasi atsipalaidavęs. Jie turi dar netoli nuo prigimtinio kvėpavimo. Tai vat, esmė yra tame, kad taip, įtampų mes neišvengsim. Mes atėjome šį pasaulį, kad kažko išmokti. Taip, o kai mes kažko mokomės, mes kažkokios patiriame sunkumus, mes be abejo įvairias turim gyvenimo situacijos, jos iš tiesų kūrė įtampas vidinės. Ir vienas iš paprasčiausių įrankių kvėpavimas, kuris gali padėti jas paleisti. Tai vat, bet kuriam amžiui aš manau, kad tai yra naudinga, bet deja įtampų neišvengsim, bet jeigu mes turime jau kaip kasdienybėje lydinti sąmoningą kvėpavimą savyje, susidūrus su bet kuria įtampa, iššūkiu, mes jį praeiname kitaip. Pastebėjote? Sutikit, kas jau kvėpuojate? Jūs prisiminkite, lengviau, takiau, paprasčiau į daug ką žiūrime, reaguojame ramiau. Prisiminkite tai, niekas kitas taip nepaliudija rezultato, kaip suvokimas, kad aš dabar visiškai kitaip reaguoju nei anksčiau, prieš keletą metų, pavyzdžiui. Bet kas yra sąmoningumas, kodėl sąmoningas kvėpavimas? Daug kur kvėpavimas naudojamas, jogoje teisingai, sporto klubuose, kai žmonės ateina sportuoti, taip pat kalba apie kvėpavimą. Tiesiog kvėpuokit taip, įkvėpkit per nosį, iškvėpkit per burną, tam tikrus judesius darant, atsiminkite. Tai yra, visi suvokia, kad kvėpavimas yra svarbus, bet kas liečia sąmoningą kvėpavimą. Čia, manau, tai yra vienas elementas labai svarbus. Aš ne tik esu sąmoningas savęs atžvilgiu, vadinasi ir aplinkybių, kuriuose esu atžvilgiu, bet aš plus kvėpuoju ne tik tai sorą, aš kvėpuoju praną. Taip, grina, tyra, dvasinė, gyvybinė energija. Kaupiu ją savyje, jeigu sąmoningai kvėpuoju. Esminis skirtumas. Nes visi kvėpuojame ir kvėpuosime, netgi miegodami kvėpuojame. Bet jeigu mes įprantame kvėpuoti sąmoningai, vadinasi, ta tėkmė energijos per mus yra visiškai kitokia. Ir tai užtikrina lengvesnį, kaip sakoma, reagavimą, bet kurias situacijas, takesnį ėjimą per gyvenimą, daugiau drąsos naujiems iššūkiams, daugiau. O mums šito reikia. Mes stiprėjame, mes augame per tai. Ir žinoma, galų galia tai atveda į prisilietimą prie gilesnių dalykų. Poreikį gilesnių dalykų, to pačio sielos pažinimo, dvasinių pasaulio pažinimo, į ką aš taip pat labai kviečiu ir linkiu to nepamiršti. Sąmoningas kvėpavimas į tai veda. Aš manau, kad tiek metų pravis darbas su sąmoningu kvėpavimu tave pačią labai augino, ar ne? Aš tokią techninį klausimą noriu užduoti, man labai įdomu, kiek esi gal paskaičiavus pravedus individualių grupinių užsiėmimų, nes tu 20 metų pastarųjų taip praktiškai tą ir darai, nežinau kaip neatsibodo, bet labai daug. Geras pastebėjimas, kaip neatsibodo. Tai dėl to ir sakau, kad greičiausiai, kaip pati ir sakai, labai tave įkvepia ir pati labai daug gauni iš to, aš tai dėl to yra taip. Taip, iš tiesų čia visai neseniai tapo aktualu. Jau kai kas ir anksčiau bičiuliai sakė, kad pasiskaičiuoti reikia. Kaip sakoma, neturėjau tokio tikslo skaičiuoti, bet šiaip aš žymėjausi, aš turėjau visų metų užrašinės, tie metų kalendoriai, kai planuoju kvėpavimus, tai visą tai pas mane yra. Tai faktiškai kaip maždaug, aš nesistengiu labai tiksliai paskaičiuoti, bet iš tiesų tie skaičiai apytiksliai yra, nes aš, aišku, tai pasikuklinsiu ir pasakysiu šiek tiek mažiau, bet maždaug apie 1000
1200, 1300 yra seminarų, nes jie pravestų per tuos 20 metų. Seminarai tai nėra, nu, tie pagrindinio kvėpavimo 12 užsiėmimų ciklais, netgi atskirai galima būtų skaičiuoti. Bet seminarui, senesni mano kvėpuokliai žino, aš anksčiau važinėdavau po visą Lietuvą, Klaipėda, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, didieji miestai, be Vilniaus. Tai buvo lankomi mano kas keletą mėnesių, atitinkamai dar kvėpavimai, tie reguliarūs. Tai vat, tokių yra seminarų veikitais virš 1000 virš pravesta. Individualių sesijų aš maždaug skaičiau, tai mažiausiai 3000-3200 yra, tai nebus labai tiksli informacija, reiktų tada sėsti prie tų visų užrašų, juos skaičiuoti, tuos kvėpavimus. Na, palikime tai galbūt ateičiai, jeigu labai reikės to. Va, ir dar vienas labai džiugus galbūt pastebėjimas, pasakius, kaip tau neatsibodo. Žinoma, norisi vis kažko įdomesnio, vis įvairesnio. Tai natūralu, kad prie pačio kvėpavimo to prigimtinio prisidėjo naujos temos, labiau patyrusiems žmonėms atsirado aktualija vesti tokius gilesnius kvėpavimus, sąmoningo kvėpavimo praktikumas, kur mes jau keliaujame į būties dėsnių, dvasinių patirčių, kaip sakoma, erdves, kvėpuodami sąmoningai. Atsirado sielovada, kuri kaip tik tai visai neseniai, bet jau gerokai virš 20 yra užsiėmimų po 2 valandas online'inis variantas, sakykime. Dar atsirado viena gana seniai jau, kaip sakoma, tema, tai yra nėščiųjų kvėpavimo mokymai. Viena akušerė susidomėjo sąmoningų kvėpavimų daugiau nei prieš 10 metų, atėjo pasimokyti ir paskiau sako, brangioji mano, tu turėtumai vesti nešiosioms kvėpavimus su ta atitinkama tematika, kaip atsipalaiduoti, na, manau, suprantat, gimdymas. Tai bet kuriai moteriai, ypač jeigu pirmą kartą gimdo, yra stresas. Ir didžiulis. Dar plus yra priešgimdyminė, pogimdyminė depresija, tai šiuo laiku ypatingai populiarios, pasakysiu paprastai. Tai va, taip kad tai paskatino mane sukurti atskirą mokymą nešiosioms ir galų gale netgi atsirado aktualija nuo 16 metų ribefilių mokymui, vedimui. Tai va, jau virš 70 žmonių yra išmokyta jau sąmoningo kvėpavimo specialistais, kurie jau gali kitus mokyti. Vieni eidavo dėl savęs, bet labai daug žmonių iš tiesų padrasėjo ir ar saviems, ar artimiesiems, ar netgi, kaip sakoma, jau klientams, kaip mes vadiname, vis dėlto veda kvėpavimus. Tai va taip, kad neatsibodo. Džiaugiuosi, dar 20 ir 30. Ačiū. Aš dar techninį klausimą ir tada gal norėčiau pereiti prie kitos dalies klausimų. Kodėl toks pavadinimas knygos? Labai irgi svarbus, ko gero, klausimas. Iš dalies aš jau apie tai paminėjau. Pamenate, minėjau, kad norėjusi atspindėti kvėpavimo įvairovę ir jūs supratot, kad iš esmės tai tęstinumas laukia ir tikrai jau yra subrendęs tęsti, kaip sakoma, iki gilesnius sluoksnius kvėpavimo ir taip toliau. Bet šiuo atveju būtent spalvos, kad būtų šiek tiek įvairovės tematikoje ir įvairių lygių paliesta, ar ne, galimybė toje knygoje prisiliesti bent jau. Tai vienas iš, sakykime, kitas dalykas be abejo tai yra dar ir prieš istoriją šitai knygai, ar ne, tai yra, prieš keletą metų, kaip tik tai pandemijos metu, kai buvo visos veiklos uždarytos, tos kvėpavimo, netgi mokymų veiklos gyvo, ta prasme bendravimas su žmonėmis, ir tada nutarėme su Ingrida padaryti tokį kūrybinį projektėlį mažyti, išleisti knygą mano senos poezijos, paskutinai įvairių tokių gražių pamastymų skrajų galbūt, ir įdėti būtent jos tapybos darbų. Ir tai buvo mūsų pirma, tai yra poezijos spalvos, bet ten yra iš tiesų, galima sakyti, 3 temos. Yra tapyba, kuri iš tiesų buvo inspiruota ir kvėpavimu, čia galėtų Ingrida šiek tiek apie tai pakalbėti, papasakoti. Atitinkamai poezija tai yra tiesiog, ko gero, tam tikras etapas, kai norėjosi pasidalinti su pasauliu tuo, kaip galima atspindėti galbūt per poeziją savo dvasinės kelionės, dvasinės paieškas, dvasinius atradimus. Nes šitoje knygoje būtent tai yra. Įdomu, kad labai netgi tiko piešiniai. Natūralu, Ingrida kvėpuoja, tai yra viena iš mano pirmųjų kvėpavimo mokinių. Faktiškai pirmoji. Jeigu šitą paprastai kalbėti, tai pirmoji be abejo.
Sakau, viena iš pirmųjų, nes čia yra tikrai keli žmonės, kurie yra vieni iš pačių pirmųjų mano kvėpavimo mokinių. Ir aš labai dėkuoju, kad jie atėjo, tai įsivaizduokite prieš 20 metų. Įsivaizduokite, kaip smagu pamatyti žmonės, kuriuos mokiau kvėpavimą jau prieš 20 metų. Va, vienas iš. Ir todėl, kadangi tai buvo poezijos spalvos, todėl mes nutarėme, kad ko gero būtų labai prasminga pratęsti tą idėją, ne, vat sakykime. Ir pradžioje būtent aš paprašiau Ingridos pabandyti pagal tematiką knygos, prigimtinis kvėpavimas, skausmo tema, gimimo tema, sielos tema, kitos, nupiešti kažką, atspindėti spalvomis. Ir jinai piešia. Ir jinai galės paskiau, vat jau baigsime mūsų tokią pokalbių dalį, formalesnį, šiek tiek perėti prie tos kūrybinės daugiau. Tai vat, iš tiesų aš labai prašysiu, kad tu papasakotum apie tai, vat parodytumėm būtent tos piešinius, kurie susijęs su būtent mūsų kvėpavimo tematika. Va, tai visgi sumoje tai buvo nuostabus piešiniai, jūs galėsite pažiūrėti, jinai papasakos, bet knygoje visgi apsisprendėme daryti juodai baltą. Tarsi šiek tiek paslėpta, ar ne, vat, energija, kuri piešiniuose ryškiau išsiskleidžia, jeigu žiūrėti spalvinę tą išraišką. Bet vis dėlto juodai balta tapyboje ta energija visgi jaučiasi tiek gimimo temos, tiek kitų temų, skausmo temos pagal mane jaučiasi ir dar kitų paveikslų. Iš tiesų skambesys labai susijęs su tematika. Todėl aš labai dėkinga, kad Ingrida prisidėjo prie šito mūsų bendro darbo faktiškai. Nes tai buvo ir idėjų kartu generavimas, sakykime, ar ne, pasidalymas ir viens kitos palaikymas, padrasinimas ir taip toliau. Va, tai todėl tai yra spalvos. Kaip bebūtų keista atrodytų, knygoje juodai balta, galbūt toj elektroniniai knygos versijai padarytumėm spalvotas iliustracijas, ar ne? Nu, pagalvosim, čia jau autorės bus nuomonė pirmoji vietoj. Bet iš esmės aš labai prašau, kad tu šiek tiek apie tai irgi papasakotum. Ne. Viršelis spalvotas, ir tiek ir pakanka. Nelabai yra daug ką pasakot, nes labai ir laiko daug yra. Papasakojo mama, kad pagal tematiką bandžiau piešti ir šitoje pusėje šitie įvairiausi susilieję piešiniai yra atspindys tam tikrų tematikų, gal ir pavyks ir iššifruoti. Juodai balta tai nebūtinai skausmo. Tai tiesiog po to renginio, jeigu bus kam nors įdomu, aš tikrai mielai pasidalinsiu ir papasakosiu. Tai čia yra būtent visi tos pačios rūšies technikos piešiniai. Matote skirtingus spalvų, skirtingos tematikos ir aš šiek tiek yra palaikęs. Tai tiek trumpai. Gerai? Taip. Ir toliau aš norėčiau dar... Vieną tik tais noriu paprašyti, čia tikrai keli žmonės atėję, paklausė, ar mes šiandien kvėpuosim. Taigi mes sakau, kvėpuojam, ar ne? Tai vat, aš norėčiau be abejo tęsiant toliau pasidalėjimą, pajausti. Jūs pakankamai patyrę esate. Pajausti, vat, kokia yra atmosfera, kokia yra erdvė. Juk mes kvėpuojam, taip, argi ne? Kai kas be abejo galbūt kvėpavo jau šiek tiek sąmoningiau, netgi kūrė bendrą mūsų kūrybinę šiuo atveju tokią šiltą, jaukią erdvę. Tiesiog pajausti, kokia jinai yra, kokią mes ją kartu sukūrėm. Mes visada kūrėme kartu, jūsgi tą puikiai žinote. Bet jeigu mes į tai šiek tiek atkreipiam dėmesį, ji pradeda keistis. Atkreipkite dėmesį ne tik kokia jinai yra, bet kaip jinai keičiasi. Ačiū. Aš noriu padėkoti mamai, kad 20 metų moko mane daugiau turbūt kvėpuoti, dėl to aš ir piešinius tikrai negaila man buvo nupiešti. Noriu padėkoti labai visiems, taip pat, kas prisidėjo prie knygos leidybos ir tikrai ne aš ir mama, vien buvo labai daug žmonių, kurie parėmė, kurie palaikė įvairiais būdais. Tai labai ačiū. Yra kas nenorėjo sakyti savo, nenorėjo būti viešinami, tai taip ir lieka, bet tikrai esame labai dėkingos, nes vienos to tikrai nebūtume padariusios. Taip, aš prisidedu prie šito. Iš tiesų labai esu dėkinga, nes rašyti idėją tai yra viena, bet
parašyti knygą, aš jau turėjau planą ir aš tai padariau. Bet kai buvo toks nuoširdus atliepimas ir palaikymas, dar dėkoju tiems, kurie tai padarė, tai padrasino mus su Ingrida nuspręsti išspausdinti tų knygų žymiai daugiau ir judėti tą linkme, kad tikrai įdėti pastangų, kad ją kuo daugiau paplatinti, kad kuo daugiau žmonių ją pasiektų knyga juos. Ir netgi iki tokių, trumpai galbūt pasakysiu idėją, kad vienas iš, sakykime, jau esam bendravę su būtent aklųjų ar ne bendruomenėmis, žinote, draugijos yra, kad dovanoti jiems audio knygą. Va dėl to, Ingrida paminėjo, kad mes planuojame versti į anglų kalbą, tam reikia, žinot, profesionalių vertėjų paslaugų, tai yra mokama. Audio knyga taipogi yra atitinkami resursai. Tai vadovai, todėl atsirado tas indas su prašymais paaukoti, dėl to, kad judam pirmyn, bet būtent knygos šitos spausdinimui parama leido išdrįsti mums juos atspausdinti žymiai daugiau ir judėti link to, kad kuo daugiau žmonių jinai pasiektų. Ir mes tai darome įvairiais būdais, ir eisime įvairiausios organizacijas, su kuriamis bendrausime, ir atliepimą gauname nuostabų. Pavyzdžiui, bibliotekos, kad įsigytų knygas, kad vaikai pasiektų galimybę paskaityti, įsivaizduokite. Tikrai ne visi gali nusipirkti, ne visi sužino. Reklama yra reklama, bet vis dėlto yra gyvenimas ir jis mus neša bėgtuke. Tai labai labai dėkui, nes būtent parama mus padrasino, sustiprino ir mes judame į priekį. Mes planuojame toliau skleisti tą gerą žinią apie sąmoningą kvėpavimą, dalinti su pasauliu. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pereiti prie kitos dalies. Galbūt yra, kas nors norėtų pasidalinti apie savo patirtį dirbant su mama, arba apskritai su kvėpavimu, gal nekvėpavo pas mamą. Ir tiesiog norėtų pasakyti keletą žodžių, sakinių, kaip sekėsi integruoti gyvenimą, kaip keitėsi savijauta. Ar kvėpuojate dažnai? Pakelkite ranką, aš jums atnešiu mikrofoną. Matau priekį. Gerai, prašau. Žinau, turbūt matysime, ne? Sveiki, aš esu Kristina. Ir šiandien atėjau su tokiu jauduliu, kuris yra iš labai didelio dėkingumo lina. Iš įkvėpimo. Juk kvėpavimas yra įkvėpimas. Prieš gerą 10 metį pradėjau kvėpuoti dėl sveikatos problemų. 3 mėnesius gulėjau ant patalo. Ir ką jūs ir sakot, kas mane įkvėpė, kai įkvėpė į tas kūno vietas, kur skauda, ir iškvėpė, tai išlaisvina. Tai suteikia daugiau vilties. Ir tai buvo ženklas, kai pas jūs labai neužilgo ir atėjau mokytis, kaip man tai taisyklingai daryti. Ir tikrai niekada negalvojau, kad teks vesti kitus žmonės tuo pačiu keliu. Valio. Tai įkvėpia. Įkvėpia rezultatas, įkvėpia progresas, įkvėpia matymas, kaip gali keistis kardinaliai gyvenimas. Stebiu šiandieną Ingridą, žaviuosi kūriniais ir lygiai taip pat juntu drąsą pasidalinti, kad kvėpavimas įkvėpė piešti ir mane virš 40 metų, kas atrodė nurašyta, neįmanoma ir pasirodo niekada nevėlu pradėti. Tai yra kvėpavimo dėka. Sąmoningo kvėpavimo dėka. Prieš kokius 10 metų turbūt sėdėčiau gale salės, susikuklinusi, galbūt dėkinga, bet neišdrįsčiau kalbėti. Tai dėkinga už tą pasitikėjimą, už drąsą, kur gebu atsisėsti pirmą eilę, kam jinai skirta, ar ne? Tam, kad padėkočiau. Dar dalykai. Kai kvėpuoji pats, kasdien, sąmoningai, randasi vidinis aiškumas, vidinis žinojimas. Ir kartais tikrai
nežinai, ką daryti, ir kvėpavimo metu gimsta insightai, projektai, idėjos. Ir telieka jais sekti. Ir dar dovana, kad jūs aprašote knygose. Ir poezijos knygą turiu, kur irgi inspiruoja. Ir labai linkiu, kad šitoje knygoje, kur jūs sudėliojat tuos žingsnius, žemėlapius, kad įkvėptų kitus, atrasti kvėpuojant žinią apie pačią save, apie patį save. Kad jūs kalbat šiandien taip nedrąsiai, kad žmogus bent jau susimastytų apie sielą. Šiandien kalbėsiu drąsiau, kad jausti esam savo kūno šeimininkų, savo sielos vairuotojų, gal taip pasakyčiau, tam, kad darytumėm dalykus, dėl kurių ir gimėme, su įkvėpimu gimėme. Tai tebūnie darniai, sklandžiai jūsų projektai Vilniuje ir linkiu ne tik Lietuvoje. Įkvėpkime ir iškvėpkime į platesnius vandenis tas svajones. Ačiū. Ačiū. Būtų dar norinčių? Pakelti ranką, jeigu būtų. Aš drungą atnešiu po Nadeždos, gerai? Linutė, mes jums taip dėkojame už šviesą, kurią galima išgyventi taip galingai, ir tai yra tokios ryškios patirtys sielai. Šį rytą pabudau dar tarp to sapno ir nesapno ir mane jau žadina šiandien, sako, šiandien ta diena. Ir tai yra tokia šventė sielai ir aš įsiklausau, kodėl. Kad tos patirtys, tie žingsniai sielos gyvenimui yra taip stipru, tai yra tai, ko jį gyvena, kur jį gali tęstis ir atrasti save, skleisti, stiprėti. Ir tie žingsniai, jie kaip sniege, jie lieka pėdsakai mūsų sielos, tie atspindžiai ir galimybė būti toje šviesoje yra labai brangi sielai, būti tyrume. Ir gali būti daug įvykių gyvenime, bet yra įvykiai, kurie truputį aukščiau, o būna, kad ir gerokai aukščiau. Ir kai tik atsigręžia dėmesys, jie tik ir matosi, jie tik ir spindi. Tai ačiū jums už tai, kad padėjote atrasti kvėpavimą, paversti jį instrumentu ir sąmonė jau savaime, tai jeigu kūdikis išmoksta vaikščioti, žino, aš dabar galiu vaikščioti. Ir kvėpavimas panašiai instrumentas, aš galiu kvėpuoti. Jis tiesiog įsijungia, tiesiog savaime, bet reikėjo atsigręžti. Ir jūs buvo žmogus, kuris po truputį, kantriai, nuolankiai mus atsakinėjate į tai. Ir tiesiog žmonėm laikas tapti savimi, grąžinti save savo. Ir tai vyksta. Ačiū. Sveiki, aš esu Plūvė ir kelionę sąmoningo kvėpavimo pradėjau palyginus neseniai su Lina. Ir tuo metu tiesiog jaučiau, kad nelabai kas gali atsakyti į daug egzistencinių klausimų ir jutau, kad psichologija kažkaip pat negali į tuos klausimus atsakyti ir man reikėjo kažko tai giliau, kažko daugiau. Ir iškart atėjus pirmą kartą aš supratau, kad pataikiau tiksliai ten, kur reikia. Ir tikrai jaučiu, kad mokytojas gali kai kada būti tik tai paprastų mokytojų, o kai kada gali būti ir bendraminčių. Ir sakyčiau, tai yra tikrai retas dalykas.
Ir aš galvodavau, kodėl aš taip veržiuosi vėl grįžti atgal į tos kvėpavimus, į tą erdvę. Tai paskui aš supratau, jog dėl to, kad Lina tiesiog išskleidžia ir padeda prisikasti prie tos savęs, prie visų tų pamirštų ar užmigdytų pusių ir tiesiog labiau susirankioti į save ir po to tas skambesys tos savęs, to tvirtumo, to šiltėjimo, jisai tiesiog pereina į gyvenimą, pereina į situacijas, nebūtinai kvėpuojant, bet apskritai prisimenant, kaip skamba ta tikroji aš, siela. Dėl to gyvenime tiesiog yra lengviau kai kada atpažinti, kas man tinka, kas netinka, kas esu tikroji aš, o kas ten primesta aplinkos. Ir tiesiog tai atstovėti, nepaisant to, kad aplinka gali ir labai stipriai nesutikti su tuo. Ir apie patį kvėpavimą techniškai kalbant, tai nepaisant to, kad viskas yra labai platu, tos temos, kaip mes einam, bet mane labai žavi tai, jog tame yra ir tikslumas, yra rėmai, yra tokia nuosekli, pavadinčiau, metodika, kuri padeda jausti tą stabilumą. Ir paskui lengviau yra ir pačiai tą daryti. Ir tikrai jaučiu labai iš jūsų tą tokį gebėjimą susiderinti su žmonėmis, nežinau kaip kitiems, bet manau, kad kažkaip prie kiekvieno žmogaus labai individualiai, su jo požiūriu, su jo skambėjimu ir kad tai nebūtų per daug kažko, tai kad tas krūvis nebūtų kažkoks per didelis. Tai tas man labai svarbu. Ir pats santykis tiesiog niekur taip gyvenime nejutau tokio priėmimo, tokio palaikymo, kurio tuo metu kaip tik reikia ir kartais atrodo, kvėpavimas yra vienas dalykas, bet tas kaip ryšys yra irgi labai svarbu tiesiog. Tai noriu padėkoti už tai labai ir kad tiesiog gyvenime daugiau yra to tikėjimo savim, daugiau švietėjimo, daugiau galimybių tiesiog matau savy, nes yra išlaisvintas potencialas ir ačiū, kad padedat pamatyti tą grožį savyje. Tai tiek trumpai. Ačiū. Ar yra dar norinčių? Rankų miškas. Gerai, kadangi jau 7 valandos, matau, mes nekalbinsim to rankų miško. Manau, galime pereiti prie paskutinės dalies, ar 4 dar bus po to diskoteka ten. Tai čia jau jūsų su mama visi reikalai. Ir žodžiu taip, dabar siūlau pereiti prie knygų ir kas norėtų dar pasikalbėti su autorė, gal kokį žodį gauti, gal užsirašyti, ką nors, gal fotografą gauti, gal pakalbėti apie galeriją. Žodžiu, mes darome tokį dabar sumaištį, galima kilti, bendrauti, kalbėti, bet prieš tai dar prašyčiau paskutinį žodį autorės, gerai? O tokį viešą bendrą visiems. O tai kaip kvėpavimas? Arba kaip dabar jaučiatės, ne? Tai kokia ta aš atmosfera? Tai, koks tas jausmas. Čia jūs jau paminėjote iš tiesų, ačiū Drūvė, labai taikliai įvardinta tai, kad tikrai tenka pasiderinti prie žmonių. Ten reikia, aišku, atitinkamą norėti tą daryti, ar ne? Galima sakyti, ai, man netinka iki šią. Galima visai sakyti, arba pabarti, bet aš, pavyzdžiui, kiekviename žmoguje matau didžiulį potencialą. Matau sielos ir dvasios, kaip sakoma, beribiškumą, galimybės ir aš matau prasmę tai būdinti, padėti žmogui tai pažinti ir iš tiesų remtis tuo tikruoju vientisumu einant per gyvenimą. Tai yra labai svarbu. Todėl ir paklausiu, bet žinoma, jūs
jau turit įgūdžius, todėl mano tas klausimas apie tai, vat, koks tas kvėpavimas, kokią atmosferą jisai galbūt tik padėjo dar labiau susitelkti ir pajausti, bent jau man, tą būtent mūsų bendraminčių, bendražygių šeimos skambesį, ar ne? Tai yra šeimos žmonių, kurie yra sąmoningi. Visų pirma, savęs atžvilgiu. Aš to linkiu nepamiršti ir tai tęsti. Tai yra svarbiausia. Žmogus sąmoningas ir atsakingas. Jisai prisiema atsakomybę už save, mažiausiai. Taip? Vadinasi, jis nebus našta pasauliu. O kaip tik priešingai, jis padėti gali dar ir kitiems. Teisingai. O šito reikia. Mums visiems kažkada reikėjo. Tai yra, vat kaip Ingrida sakė, vat, mokėsi kvėpavimo. Aš turėjau labai daug mokytojų. Labai daug įvairių metodikų mokėjau ir tai lėmė sumoje, kad aš vieną, kitą, trečią dešimtį išbandžius atradau savo kelią. Drįskite, bandykite, ieškokite. Vėl ir vėl, visą gyvenimą. Nesustokite, aš labai to linkiu. Sąmoningai. Nes tai yra mūsų gyvenimas, tai yra puikios galimybės kažką savyje naujo atrasti, išskleisti galų gale ir pereiti kitą lygį, dar kažką naujo išmokti. Kurti savo gyvenimą tikrą to žodžio prasme. Aš labai būtent šito linkiu. Ir visiems. Mane labai džiugina, kad tiek daug pavyko paruošti kvėpavimo specialistų ir aš suprantu, kad vis dėlto žmonės auga, suvokia atsakomybę ir poreikį, vidinį poreikį padėti pasauliui. Nes tai yra ir mano gyvenimo kredo, galima sakyti. Negelbėti pasaulį, jo nereikia gelbėti, o padėti jam. Jaustis vis geriau. Būti vientisume, ryšyje su siela dvasia ir būti sveikatoje, visokiojopoje sveikatoje ir daryti tai, kas patinka. Realizuoti savo didžiausias svajones. Palinkėkime tai to vieni kitiems ir savo pirmiausiai. Pradėkime visada nuo savęs. Ačiū labai dar syk, kad susirinkote. Tai yra atspindys to, kad vis dėlto nueitas kelias yra prasmingas. Aš žinau, kad tikrai planavo dar daugiau atvažiuoti žmonių, kai kurios tiesiog užstrigdė, sniegėjo, man ir rašė ir skambino, užstrigdė, tikrą to žodžio prasme. Bet jie vis tiek, aš juos visus jaučiu, jie visi yra kartu su mumis. Pajauskite tą didžiulį būrį ir tęskime toliau daryti tai, kas yra svarbiausia mums visiems. Ir aš labai jūs myliu, labai dėkuoju už tai, kad esam kartu ir linkiu kiekvienam begalinės sėkmės darant tai, vardan ko mes visi ir atėjome į šį gyvenimą ir kitus. Ačiū.